Tai žodžiu, Lampėdžiai tokia žiauriai graži vieta, ar ne, kur tikrai galima būtų gyventi pasistačius namą ir žiūrėti va tokį vaizdą neįkainojamą, bet slepia daugybę paslapčių, ar ne, tokių, kurios iki šiol turbūt nėra atskleistos visos galutinai ir gal daug tokio skausmo, tamsių paslapčių netgi slepia, sakyčiau. Aš manau, kad taip. Aš irgi norėčiau čia turėti galbūt kažkokią bakužę ir žiūrėti Lampėdžius, žiūrėti mišką. Ir kitiems žmonėms tų asociacijų nebūtų. Nėra ir man labai daug jų asociacijų, bet žinant tą tamsią istorijos pusę, ne, jau sakykim taip, istorijos tą pusę skausmingąją, kad vienoje vietoje vykdavo kontrabandos dalybos, ne, ir čia vyko tikrai tokiais dideliais kiekiais. Tam pačiam karjere buvo naikinami įkalčiai ir ne tik tai žmonės, ne tik tai automobilių dalys, ginklai. Miškelis, kuris slepia savo paslaptis, už miškelio ir Nemunas, už Nemuno yra šlaitas, kuriame taip pat yra įvykių tų buvę. Tai iš vienos pusės, žiūrint istoriškai, geriau žmonėms to ir nežinoti. Kai kurių paslapčių istorijų, manau, kad ir teisėsaugos pareigūnai iki galo taip ir greičiausiai ir nebesužinos, nes tų įvykių liudininkų tiesiog jų nebėra. Buvo istorija, kad buvo gauta informacija, kad šitoje pusėje galimai yra atvažiavęs automobilis, didžiulis tralas, kuriame yra kontrabanda, ten spirito. Šiaip ant spirito viskas tuo metu laikėsi, ne ant narkotikų, ne ant kažko kito, ant spirito. Ir kad, gal galėtumėte, ne, ir taip aš nežinau, taip sutapo, kad mes buvom labai netoli, atlėkėm greitai ir matom tą fūrą, dar variklis gal net užkurtas, galvoju, buvo ledas, lygiai taip pat žiema. Ir man tada buvo tik pradžia policijoje ir aš niekaip nesupratau, visų tų darbo metodų, ar ne. Ir mes per ledą matom bėgančius gal 5 asmenis, kitoj pusėje stovintis, nes ten tokia apylanka yra, tokia aikštelė, ir ten stovintis autobusiukas, mikroautobusas, užkurtas. Žinom puikiai, kad yra įvažiavimas į Lampėdžius vienas, realiai vienas turbūt, ar ne. Ir sako, nesivykit. Aš tikrai nebuvau dar susidūręs su visais darbo policijų metodais, aš netgi atsimenu, su kuo mes ėjom per tą ledą, tai yra su Dainium, jis iki dabar dirba dar policijoje. Įdomiausia, tie, kurie sakė, nesivykit, jie nebedirba policijoje. Tai paslaptis lypi kažkur anapus. Ir tiesiog mums nepavyko, nes kadangi pėsčiomis mes dar per radijo stotį nušaukiam, kad sakom, blokuokite gatvę, ten įvažiavimas yra prie dabartinio Ermitažo, ne į Lampėdžius. Bet tiesiog autobusiukas kažkur dingo. Kam tai buvo naudinga, kodėl tai buvo daroma? Ir kas jame buvo? Jame buvo spiritas. Jame buvo spiritas po 2 litrai bambaliais tokiais supakuotas įdomiais. Jame buvo spiritas, ant to spirito kilo visa Vilijampolė, didysis pelnas ir atėjo per spiritą kontrabandas. Ir įdomiausia, kad per tą patį spiritą ir tabaką, ne kontrabandas, atėjo ir visos mirtis į Lietuvą, visų tų žmonių, sakykim taip, mes jas vadinam grupuotėmis, nusikalstamai, šulais, ne, bet tai yra žmonės, kurie turėjo verslo kažkokią, ne, tokią, sakykim taip, viziją, bet blogiausia, kad ta verslo vizija atvedė juos ne kažkur kitur į kapines. Mirtį pardavinėjo savotiškai. Daugam, jo ir savo pačiam mirti, nes konkurencija, šalinimas, godumas atsirado, ar ne. Tai toks buvo tas laikmetis, tai čia 90 su trupučiai metų, kai tie tokie, ir tas angaras, ta vietovė, ta visa vietovė buvo čia perkrovimo kaip ir aikštelės, ar ne? Tai čia kiemas įdomus, ar ne, kaip suprantu? Įdomus toks, labai jisai painus, ne, jeigu pastebėjai, čia tų įvažiavimų, tokių kampų, užkampių, čia kažkas dabar, aišku, čia vyksta verslai visokiausi. Bet, kaip matai, pastatai, kam tinkami. Čia tikrai buvo galimybė įvažiuoti didesnėm ir mažesnėm mašinom. Tai būtent iš šito kiemo, nuo šito angaro, aš ir mačiau beviltiškai tolstančius nuo mūsų žmonės, kurios kaip ir įtariam, kad greičiausiai jie ir buvo susiję, nes kaip tik ten vyko iškrovimo darbai į lengvasias mikroautobusus. Ir tai, ką mes pamatėm prie vandens, kad per ledą bėga 5 žmonės, ne, ir jie bėgo į tą, sakykime, aš dar dirbau su pareigūnu, kuris yra kinologas, ir mes turėjom šunį, tai mes daug šansų turėjom, bet kažkodėl buvo nuspręsta jų nepersekioti ir tiesiog pamatėm, kaip išvažiuoja tas autobusiukas, nutolsta nuo mūsų. Va tokia klampynė čia gera.
pakankamai, kaip pasakyti, tokie, užkampis labai neblogas. Čia saugykla tokia buvo. Manau, kad čia vyko perkrovimo darbai, kad suvažiuodavo turbūt kroviniai į šitą vietą, į teritoriją, po to būdavo paskirtis, vėlgi tu neveši taškus to arba ten, fūromis, ne, po miestą fūros pradės važinėti, važiuodavo su mažesnėm krovininiam transporto priemonėm. Ir šitas kiemas, kaip ir sakom, kiekviena vietovė tada prakalbėtų, papasakotų daug, tai šitie vartai būdavo uždaromi, nelengvai čia pateksi iš tą teritoriją. Daug kas pasikeitė labai čia yra naujų pastatų, bet yra kai kurių autentiški pastatai. Kam čia priklausė ta teritorija, aš negaliu pasakyti, bet aš galiu pasakyti, kad čia tikrai vyko tai, kas yra nusikalstama. Kontrabanda vykdė. Veikos tos, kurios priskiriamos kontrabandai ir turbūt čia išvažiavo nemažai to gero. Blogio. To blogio, kaip gražu čia, matai, tiesiai prie vandens. Ir vieta tokia patogi, vienas privažiavimas, ar nesakykime, galima aišku ten atklampoti ir per kitus kraštus, vanduo. Tai žodžiu, pastatas, kuriame greičiausiai buvo spirito kontrabandos saugykla, ar ne? Negreičiausiai, žinok, o tikriausiai. Tai aš tą galiu garantuoti 100%, nes tikrai buvau ir mačiau ir tą tūrį, ir tą kiekį, nes tai buvo... Žodžiu, į Kauną spiritas važiavo fūromis. Čia kelinti metai maždaug? Sakykim, kokie 2000-ieji. 2000-ieji. Bet jau slopo tada tas biznis spirito, nes vis tiek narkotikai prasidėjo. Slopo sąlyginai, nes, kaip iki dabar, dar yra į viešumą išlenda, kad tų pilstuko taškų yra, su kuo ten skiedžia, galbūt ne su tokiu spiritu, kurį veždavo čia, bet kažko panašiu. Bet slopo taip, nes kiekiai didžiulė, apimtis didžiulė, vargo daug, identifikuoti lengviau, o yra tų psichoaktyvių medžiagų, kurio tūris yra daug mažesnis. Bet pelnas turbūt yra 10 kart didesnis. Paeinam kontrabandinio spirito ir visų kitų gėrybių takais, ar ne? Ir vienas iš angarų, kuris turi savo išskirtinę istoriją. Irgi, sakykime, lokacija labai patogi, ar ne? Ta pati, kaip sakoma, nebe gamtos apsupty, bet vienas privažiavimas, kitoj pusėje vanduo, ar ne? Strategiškai patogu, vos nežinai. Gali ir pilį pasistatyti, niekas tavęs neužpuls. Ir ten už nugaros yra kitieji tie angarai, kuriuose dabar ten vyksta, jau dabar gyvenimas toks, koks turi vykti. O taip, tas iš to angaro čia nelabai kas likę buvę, bet menais tokia istorija, kad čia didelės mašinos tikrai irgi galėdavo įvažiuoti, čia vykdavo perkrovimo darbai tam tikri ir vykdavo tam tikros dalybos. Tai nereikėjo ieškoti labai toli Vilijampolėje tų, sakykime, patalpų ar ne, arba infrastruktūros, viskas buvo vietoje. Kas anksčiau čia buvo, aš net neįsivaizduoju, bet dabar likę tik tai toks prisiminimai. Likučiai to, kad čia žmonės dar kartais, matai, užklysta, bet jau ne tais tikslais, kurie būdavo seniau. Ir nuostabus vaizdas, namą galėtum pasistatyti drąsiai iš toje vietoje, ar ne? Kaip ir, sakau, minėjau, kad yra žmonių tokių, kurie vykdė nusikalstamas veikas, ar nesakykime tokias, tai čia tų namų pas juos yra, 1, 2, 3, čia Ežero gatvėje, tai turbūt visi puikiai žino, kas čia vyko. Toks angaras. O, tai vyko, kas vyko, gyvenimas virė ir jeigu paklaustum gyventojų, kas čia buvo, sakytų, mes nežinom. Nes žmonės tiesiog gal ir normalu, kad nenori apie tai kalbėti, prisiminti, kas ta buvo istorija, bet, kaiminystėje kūrėsi turtingi žmonės be specialybių, tai tikėtina, kad tie pinigai buvo ne iš kažkokių, turbūt, iš kažkuria prasme iš rankų pastangų darbo, bet žodžiu, maitinami kontrabandos. Taip, tai buvo, tie metai buvo 90-ieji, prieš 90 metus, ar ne, po 90 metų, tai, Kaunas, vieša paslaptis, spiritas sukrovė pagrindinius turtus, ar ne, kurie atnešė po to vieniems džiaugsmą, kitiems nedžiaugsmą. Niūru. Dabar jau niūru.
Čia kaip degė liktais buvo, ne, ar čia nelabai? Čia skarda kažkokia turbūt, ne, tokia įdomi. Gal ir degė čia, nu, čia būtų keista, kad jis nebūtų degęs, čia keista, kad jis dabar stovi, ar ne, tokioj vietoj gražioj. Bet tenka girdėti, kad šita lokacija yra išnaudojama įvairių projektų, kaip čia pasakyti, kūrėjų, režisierių, ar ne? Taip. Ir netgi laida buvo, laidos anonsas filmuojamas, kurioje tu daugelį metų praleidai. Nu, sakykime taip, aš to laido nepraleidau, bet buvau tas, kurį kartais užfiksuodavo, nes, nu, dirbau su mumis operatoriai, norėdami parodyti tą policijos darbą, kuris nebuvo lengvas, bet labai įdomus, labai naudingas, farai. Tai va, o dabar taip, meniškos sielos šie žmonės, aš kiek girdėjau, čia yra ir režisierių užėjusių, nes, nu, tokia lokacija tikrai, nu, sutik. Įspūdinga. Kaip lėktuvo angaras, ne, čia dabar su dabartiniam technologijom, čia gali ką nori išgauti, čia vieta tokia, bet... Gali apie pasaulio pabaigą kurti drąsiai filmą. Taip, bet kažkada čia nelabai būtum galėjęs įžengti kojos į šitą teritoriją, nes čia tai priklausė kažkam. Žinai, aš to pasakysiu, daliau nepaslaptis, kad kartais aš dirbdamas ir mano kolegos dirbdami policijoje daug ko nesupratom, kaip čia viskas vyksta, ar ne? Ir toliau tu rašydamas, kurdamas, ne visas laidas, turbūt susiduri ir galiausiai tau irgi kalba žmonės, kurie sutiko bendradarbiauti su teisėsauga. Ir čia nėra ko gėdintis pasakyti, kad tarp mūsų kolegų buvo tų tokių, kurie neturėjo to atsparumo, nesusilaikė, susigundė ir patapo kažkuria dalimi tos grupuotės naudingai žmonėmis, bet kiekvienas, turbūt tas, kuris priklausė galbūt tam susivienimams, organizuotėms, jie pasakys labai aiškiai, jeigu pareigūnas patenka į tokią sferą, ne, kartu vienas, nu, jisai bus pirmas, kuris bus sudegintas ant laužo. Jisai bus pirmas, kuris bus išduotas ir jisai tikrai bus identifikuotas. Paukotas, kitaip tariant. Ir paukotas, ir išduotas, ir pasakyta, kad buvo jisai toks, ir nesvarbu, kiek tu prieš tai gero jiems padarėjai. Tai vat, nu, labai svarbu atskirti, dirbant policijoje. Nu, yra tokie žodžiai kaip, nu, ta subkultūra, ne, tai tos vadinamos panetkės, ne. Tai lygiai tas pats žodis galėtų atspindėti, kas aiškiau būtų, tai yra vertybės, ne. Nu, tai elementarios vertybės. Vertybės pasirinkto kelio kažkaip, nu, nepamesti. Pasirinktam kely sutikus tuos, nusakykime, nusikalstamo pasaulyje, nusikalstamo žmonės, laikytis tų paprastų vertybių, tai yra nežeminti to žmogaus, nu, vėlgi, ne mes teisėjai turbūt, ar ne, nenuteisinėti, nenusistatinėti, bet svarbiausia vis tiek pagarba žmogui jinai turi išlikti, galbūt ne pagarba tam, ką jisai daro, jinai neturėtų būti, bet pagarba žmogui turėtų būti, tai yra vertybės, tai yra tos pačios kaip ir, bet čia yra subkultūra, čia jokios nepanetkės, čia yra elementarus dalykas. Tai vat, tikrai buvo tokių, kuriems nepavyko išlikti tame turbūt. Ir aš kažkaip žiūrėdamas tavo ir su mano buvusiais kolegomis, ne, kai kuriuos video, aš tikrai sutinku, kad Kaune nebendrauti su nusikalstamos, nu, sakykim, pasaulio arba, tarkim, kitaip bemąstančių, besielgiančių žmonių tam tikrom kategorijom nebendrauti buvo neįmanoma tam, kad pasiekti rezultatą. Tu nori, nenori, tu labai normalu buvo, sutikus galbūt netgi pasisveikinti, linktelti galvą, nes tiesiog tai yra, nu, tai yra, kaip pasakyti, tu gyveni tam civilizuotam pasauliu. Ir tie, kas nesilaiko tų įstatymų, jie yra kalti. Čia gyvenat? Senai gyvenat? Senai, kad geras metų kaip. Tai jau kokį 30 metų? 20 čia dirbau. Aha, supratau. O tai tiesa, pavyzdžiui, kad, vat, nu, tikrai, nu, mes sutinkam, kad čia gyvena žmonės, nu, kabinasi už gyvenimo, bet, nu, negeriausios darbo, gyvenimo sąlygos čia, ar ne? Vis tiek čia tas, nu... Kas čia vyksta tam name? Visokie muštinės pjautinės, kad visi geria, kaip pašalpas gauna. Nužudytų čia nemažai yra buvę, ne? Daug? Jie vaiksta po aukštį. Bet nesaugu gyventa, ne? O kokie žmonės vat gyvena čia? Ir nauvytai rimti. Aha. O dauguma tai tokie, ką, vartojantis alkoholį ir ne tik. Ką dar vartoja?
Narkotikai? Valytėm. Chemija irgi? Nu, Bet jūs visą gyvenimą Vilijampolėje, ne, faktiškai gyvenote, ne? O tai kaip tos grupuočių čia buvę yra, pavyzdžiui, Vilijampolėje ar nėra, kad... Ar čia kitas pasaulis visai? nežinau. Sunku pasakyti, aišku, čia. Aš vietos žmogus, tai žinai. Daug dirbo, tai čia ne kažką ir pasakysit, aišku, tai va. Nu, supratau, bet... Dažnai čia įsigir policija kviečia žmogus. Kviečia policija? Kviečia. Dažnai važiuoja, ar ne? Norėtųsi kažkaip padėti tiem žmonėm, o kaip padėti? Nežinau. Turbūt patys savo labiausiai turi padėti. Ir aš tikrai žinau gerų istorijų šito namo, kur žmonės atsistoja ant kojų, gyvena šeimos ir prisimena smėlio dėžę, kur jinai yra. Kur ta smėlio dėžė? Kalniukas buvo. Jo, smėlio dėžė prisimena, kaip žaisdavo visas bendrabutis, bet sako, gaila, kad vat, su tais, kuriem žaidėm, pusė nebėra, nes tikrai gyvenimo būdas buvo ydingas, o jie kažkaip va taip gyvena. Ačiū Dievui už tas pastangas. Gerai, ačiū labai. Dėkui. Tuose rinkiniuose. Jo, smagu. Iki. Viso. Tai Hollywoodas dėl to, kad čia kas pavadino šitą objektą Hollywoodu? Ai, čia labai daug versijų visokiausių yra, iš tikrųjų, tai dėl to galbūt, kad kaip ir visur, labai spalvotų žmonių gyvena, galbūt yra žmonių, kurie galėtų tikrai būti ir jų gyvenimo istorijos tikrai vertos Hollywoodo. Ir jie visi realiai yra Lampėdžių kaimynai. Lampėdžių, tai kas čia per gatvę perėjai, jau Lampėdžių pirmasis pliažas, tai čia turbūt tas irgi atspindi, tik tiek atsakau, tikrai pilna istorijų tų gerųjų žmonių, kurie tikrai dėjo daug pastangų, pradžia buvo čia, o po to, aišku, turim ir blogesnių istorijų čia. Bet šiaip, jeigu taip žiūrint, ar ne, tai galima sakyti, kad čia yra toks savotiškas getas, kur būna Los Andžele, Amerikoje, kitose darbininkų rajonuose, nes, čia yra visas kriminalas susitelkęs. Socialinis. Aš galvoju, blogiausia, kad tas tikrasis kriminalas yra tas, kuris išnaudoja tuos ypatingai socialiai pažeidžiamus žmonės, ar ne? Kada yra pasiūloma dirbti, uždirbti, nesvarbu, ką tau daryti, svarbu, kad uždirbti, tai yra, sakykime, kitaip nepavadinsi, tai yra tų žmonių išnaudojimas. Tiesiog tos žmonės išnaudoja ir tiesiog jie yra kitais atvejais, sakykime, taip net nežino, ką jie daro. Kiti kartą žino, ką daro, rizikuoja tik dėl to, kad atrodo užsidirbto pinigėlių. Tai... Bet tikrai pažįstu ne vieną šitame name gyvenantį žmogų, tai jie tikrai yra verti pagarbos. Ar ne? O ką, ta prasme, kaip dažnai jūs važiuojat, jūsų ekipažai čia? Aš žinok, aš nelabai važiuoju, aš labiau dažniau važiuoju tam, kad tikrai tiesiog užmesti elementarų socialinį ryšį su tai žmonėm. Kai kurie žino, kai kurie nežino, bet sužino, kad esu policijos pareigūnas. Ir... Su uniforma važiuoja ar be? Ne, be uniformos. Čia, žinok, čia 3 minutės ir apie mus jau žinos visas bendrabutis. Čia sklinda greičiau negu kosminiu greičiu visą informaciją. Nors nėra nei kamerų, nieko. Nėra kamerų, nereikia, čia yra pakankamai žmonių tam, kad būtų kameromis. Ir tiesiog yra tekę vežti maistą, atvažiuoti šiaip pabendrauti. Pirmam aukšte gyveno tokia moteris, su kuria mes pakankamai romų tautybės gražiai sutardavom. Jinai šiais metais kaip tik mirė, tai artimiesiems nuvažiavau užuojautą pareikšti. Kas jiems buvo labai keista, ta prasme, ir svetima atrodo, ir kartu netikėta, o iš kitos pusės buvo visai džiugu, nes, tai visgi čia gyvena žmonės. Ir norėtųsi, kad jų kelias būtų kuo tiesesnis, ir kuo ramesnis, ir kuo šviesesnis. Tai galima sakyti, kad, prekiaujama narkotikais, mušasi, kaip sakė, ar ne žmogus? Neatmeskim, kad ten, kur yra socialiniai būstai, ten, sakau, visą laiką yra tas, įlenda tas kriminalas, kuris pats nenori teptis, o užkrauna tą vargą kitiems žmonėms ir dėl to neturėjimo galimybių galbūt kitaip, arba nenorėjimo galbūt, ar ne, ieškoti pragyvenimo šaltinių, jie sutinka. Ir tai yra vargas ir jiems, ir kitiems, ir tie, kurie pardavinėja, tie, kurie prekiauja, o kažkas iš to kraunasi didelius pinigus. Jeigu seniau tai būdavo tik pilstukas, spiritas, Vilijampolė, tai tų visokių kitų pasipelnimo šaltinių dabar yra pilna. Prekiaujama kūnais, prekiaujama kaifu, prekiaujama alkoholiu, tabakų gaminiais ir taip toliau.
Ar galima sakyti, kad tai yra nesaugiausias Kauno daugiabutis šiandien dienai? Kad Kauno tikrai ne, bet kad Vilijampolės tai tikrai taip. Vilijampolės Lampėdžių čia daugiau, ar ne? Tikrai taip. Tenka girdėti, kad dar šiais laikais, ar ne, atvažiuoja netgi narkomanai svaigintis narkotikais. Ar taip atsitinka? Taip, tai tie žmonės, kurie priklausomi nuo tų psichoaktyvių medžiagų, jie renkasi nuo šalesnės vietas, o šita tokia iki dabar ir yra vieta ir tiesiog tai yra ne dėl to, kad yra romantika, dėl to, kad yra nuošaliau ir žmonės sergantis tomis lygomis, jie atvažiuoja, sakykim taip, kabutėse čia pasigydyti, bet mes kaip visą laiką sakom, žinai, kad vis dėlto drakonas turi galvą, jisai turi kūną, tai čia, sakykim, jie yra tie nagučiai to drakono, o viskas, kas yra, tiekiama, kas yra prekiaujama, kas yra įvežama, kas yra gaminama, tai pats drakonas, jisai yra, jis toks gajus yra, ne, nes tai yra dideli pinigai. Bet kai kam tai yra labai didžiulis skausmas, tai yra artimųjų praradimas, sveikatos praradimas, gyvenimo praradimas, tai yra darbo praradimas, santykių praradimas ir nieko iš to gero nėra. Ką palinkėtum žmonėm, kurie galbūt susimasto, vis tiek, šie laikai nėra labai ypatingai tokie geri, palankus. Sako, socialinė krizė yra savotiška ir ekonominė, nes vėlgi kainos auga, paskolos auga, žmonėm atlyginimai netgi, sakyčiau, menksta arba sustoja vietoje, bet pragyvenimas milžiniški šuoliai šauna į viršų, ypač per pastarosius metus. Ką palinkėtum tiem žmonėm, kurie galbūt pamasto, kad ką man čia dirbti, geriau aš galiu kokį krovinį prasukti arba dar ką nors padaryti nelegalaus ir iškart sustoti ir einu, kaip jie sako, į pensiją. Žinai, aš nenorėčiau būti tas toks senolis, kuris moko jaunimą, kaip gyventi. Bet aš turiu daug pažįstamų draugų, kurie yra tai patyrę, ko nelinkėčiau patirti jiems. Ne? Nes tai yra, kiekvienas veiksmas turi savo atoveiksmį ir kainą. Tai aš jau nekalbu apie tai, kad darydamas nusikaltimus tu gali patekti į kalimo įstaigą, ar ne? Be abejo, kai kam tai yra, kaip sako, kurortas sugrįžti pas draugus. Tada pabandykim pagalvoti apie artimuosius. Apie savo tėvus, senstančius, apie augančius vaikus. Ar tikrai tai yra vienintelis kelias pasirinkti jų nematyti tik dėl to, kad tu nori labai greitai praturtėti, uždirbti, dėl ko visa tai yra daroma, ar ne? Ta prasme, ir tai yra liudijimai tų žmonių, kurie tai patyrė. Tai yra ne mano mokymas, tai yra tų žmonių skausmas. Ir, pavyzdžiui, aš visą laiką su Dailium kalbėdamas galvoju, visą laiką dailiaus tematika traukia žmonės, nes čia bus labai daug visą laiką tokio, taip, labai daug istorijos, labai daug įdomios istorijos ir aš esu tavo gerbėjas. Dėkui. Ir yra tų tokių atskleidžiamų faktų, kurie tikrai šokiruoja, kad tu tikrai gyveni tokioj, tikrai Lietuvoje, arba visą tai vyko čia, kur tu gyveni, net neįtari, kad tai galėjo būti, ar ne? Ir dar visai nesenai. Ir visai nesenai sąlyginai, ar ne? Ir aš visą laiką norėčiau, kad, pavyzdžiui, Dailius sukurtų tokią istoriją, kuri verta tokio įkvėpimo, vardant to, kad nevyktų tai, kas bloga, arba tie, kurie tai patyrė, jie gali tau papasakoti tiesiog savo sėkmės istoriją, ar ne? Sakykim taip, kaip jie priklausė, kaip jie darė. Ir aš manau, kad jau pats laikas kalbinti tos žmonės ir aš tikrai tikiu, kad ir tu tai žinai, kad mes turim pakankamai garsių žmonių Lietuvoje, kurie priklausė organizuotom grupuotėm, buvo jų šulai. Ir jų gyvenimai pasirodo, šiandien dienai pasikeitė kardinaliai. Ir už juos laiduoja ten tie įstaigų vadovai, sakykime, ne kapelionai, kurie bendrauja ir sako, taip, tas žmogus yra vertas išeiti į visuomenę, nes jis yra tikrai pasikeitęs, ne? Tai kodėl aš turėčiau to netikėti, nes aš tikrai esu sutikęs tokių žmonių ir pažįstu tokių žmonių, kurie iš tikrųjų taip ir įvyko, ar ne? Tai jo, palinkėjimas būtų iš tikrųjų galvoti apie vertybinį tą, žinai, mes visi galvojame paniatkės, tai aš išverčiau tą žodį į labai prasmingesnį, į vertybės, kas yra svarbiau, žinai. Ar gyventi, ar egzistuoti, aukojant savo gražų gyvenimą dėl kažko, kas yra to neverta. Labai geras palinkėjimas. Tikėkimės išgirs. Tikėkimės. Ačiū. Ačiū tau, Dailiu. Sveikučiai, o aš galvoju, kieno čia mašinos stovi, žinai, ne Deividuko, žinai. Va, su operatoriais Dailius dargi susipažinkit, žinai, tokia kapstėm istorijas apie mirtis, apie netektis, apie visokias tokias, tai galvom, reikia atvažiuoti ten, kur šviesu, žinai.
Ir Dailiaus mano paskutinis klausimas buvo, sako, vat ko palinkėtum tiem, kurie norėtų rinktis gangsterio kelią, ar verta ar neverta. Tai žinai, atvažiuojam Vaidai jūsų paklausti. Verta ar neverta? Ne. O tu norėjai būti policininku kažkada? Jo, norėjau. Dievas įdeda žmogui gerus dalykus, įdeda norą kažką gero daryti, bet kaip yra tas filmas dabar, kaip jis užmiršau vadinasi, ne Bratva, bet Bumeris, sako, nemai kai jie žįsta kąją. Ir gyvenimas iš tikrųjų padaro tas svajonės perverčia kitą pusę iš tikrųjų. Jokūbas mano grįžo turbūt. Sauklė. Jo. Kas čia verkia? Jokūbai, labas. Labas. Pas mane. Jokūbai, Pas mane. netuščiom. Gerai? Tinka? Atinka. Jo, ir va, mano džiaugsmas. Trečias, dabar ketvirtas dar yra ten mažutė. Niekad negalvoju, kad tai pasiseks gyvenimas. Ir kai būni 5 metų, nori tos dalykus daryti, kad Dievas įdeda širdį geras būti, padėti žmonėm norisi, nes Dievas sukuria žmogų ir jisai nori gerą daryti. Bet kai pradedi eiti į mokyklą ir prasideda tas realus gyvenimas, kaip išeini iš tėvų, kaip ateini į mokyklą, atsieina vaikai ir dar tėvą pasadina į kalėjimą už valstybės turtą grobstymą ir tada prasideda spaudimas iš klasiokų, iš mokytojų, iš visų ir tada tu automatiškai vaikas iš pradžių dar kenti, o paskui pradedi gintis ir tada atsistoji kitą pusę ir tos svajonės pasimiršta ir pradedi gyventi visą kitą gyvenimą, užsidėti daug kaukių, nes tau reikia paprasčiausiai išgyventi, nori turėti draugų, nori būti žinomas gal ir pradedi gyventi su tom kaukiam. Laikų bėgant tos kaukės užauga. Ir gyveni, tu paskui galvoji, kad tas gyvenimas toks ir turi būti, kad asilai, kurie gyvena ne taip. Ir tada kalėjimas pradeda vežti, tada nėra skirtumo, kur tu gyveni, laisvė kalėjime, tada tau, mane realiai tai veždavo, man nėra skirtumo, kur aš ar buvau, ar laisvė, ar kalėjime, man visur buvo gerai, man patiko ten, aš jutau, kad čia mano yra ir galvojau, kad aš toks ir gyvensiu. Kiek kalėjime? Už ką? 14 metų. Už ką? Pirmą kartą tai už mašinos vagystę, kurios net nepavogiau, 6 metus gavau. Antrą kartą gavau 7,5 už tai, kad Šiauliuose buvo mano draugas Baronis, toksai Baranauskas Vladas. Už tai gavome 7,5. O antrą kartą tai čia Kaune jau gyvenau už plėšimą ir apgaudinėjimus. Tai visų gavosi 14 metų. Kaip nusprendėt, kad nebereikia jums to gyvenimo? Čia po kalėjimo? Pavargau nuo to gyvenimo. Čia po kalėjimo ar po kalėjimo? Jo, paskutinę kartą kaip iš jo aš buvau vykęs narkotikus labai. Vartojau narkotikus, tėvai buvo mirę ir čia gyvenau Kaune ir atvažiavau iš jo paskutinę kartą iš Kauno ir supratau, kad nebenoriu nieko. Pavargau nuo tos romantikos, kurio kažkada skaičiau, kad yra romantika. Bet paskutinę kartą, kaip išėjau, supratau, kad nebenoriu nei tos romantikos, nebenoriu nei tokio gyvenimo. O kaip keistis nežinau, nes kalėjime sakė, kad tu mirsi toks, nes tu esi padugnė, pareigūnai sakė, kad tu toks esi, tu nesikeisi, draugai sakė, kad tu toks esi ir toks ta įskiepė, kad tu neturi galimybės pasikeisti, kad tu toks esi ir kad tas tavo gyvenimas toks yra, kaip sako romantika, žinai, pavogiai, uždarė, išėjai ir gyveni, taip atrodo, bet paskutinę kartą, kaip išėjau, norėjau pasidaryti auksinę adatą, kaip narkomanai vadino, susileisti tą didelę dozę, nes ne vieną kartą esu perdozavęs ir galvoju, kad lengva mirtis yra iš tikrųjų, bet ačiū Dievui, kad neapgavo manęs velnis, tai išsigandau tai padaryti, buvau bailys ir nepasidariau tos auksinės adatos. Ir tėvo namai yra čia Kaune tokie, nuėjau ten į tėvo namus ir man sako, tau reikia reabilitacijos. Ir aš atėjau į tokį centrą Petrašiūnuose yra. Pasikeisti, bet kaip tai nežinojau. Ir ten buvo krikščioniški namai ir ten atėjęs sutikau Dievą ir Dievas pakeitė mano širdį, mano gyvenimą. Nuėmė visas kaukės, kurias buvau užsidėjęs ir supratau, kad aš visai
ne tas veidas, kuris nori plėšti ar kažką apgauti, bet nori padėti žmonėm. Ir atėjo tas visai kitas gyvenimo skonis, tada pradėjau džiaugtis gyvenime, atėjo ramybė, pamačiau, kad žalia yra, kad žaliuoja, kad gėlytės auga, kad visai kiti dalykai yra. Ir nuo tos vadienos tas gyvenimas pasikeitė. Kiek jau metų? 9 metų. Pasakykit, jūsų yra tokių bendrų likimo žmonių, kurie irgi galbūt anksčiau buvo tuokėsi, tam kažkokios reikaluose, tose vadinamose bachūro irgi kad atsitiko kažkas, kad galbūt pakeitė juos arba gal net čia, irgi jūs padedat jiems atsitiesti. Daug yra. Daug yra. Tik tais, yra, Klaipėdoje yra daug draugų, kurie irgi mes kartu ir tikintis ir viską ten, šiaip daug. Aš ir dabar pats po kalėjimus važinėjau, visiems sakau, kad yra kitas gyvenimas. Kad galima pasikeisti, nes, mane daug kas ten žino kalėjime, koks aš buvau ir kaip atvažiuoju, aš jam pasakoju apie kažką kitą, Bet sutik, pavyzdžiui, Vaidai, turi atsakyti tą klausimą, pavyzdžiui, aš dabar kalbėčiau, vaikai, nedarykite, nes eisite kalėjimą, ne? O tu tai praėjęs, išgyvenęs, jau čia nėra tokio seno dėdės pasakymuose, ne, kažko nedarykite, nes gali būti. Tu tą patyrei ir tu mažiausiai to kartot norėtum, kiek kančios, ne? Ir, pavyzdžiui, sakai, nuėmė visą, ne, tą kaukę, bet atsisprendimo tavo reikėjo vis tiek kažkokio, nebuvo taip, kad, šas atsibundi kitoks ir viskas gerai, nes... Ne, tai visur yra tas sprendimas ir tie pagundimai vis tiek eina, žinai, ateini pas tą Dievą, ateini su to visų bagažus, kokį tu jai visą tą gyvenimą, aš ginėjau ten 3 metus, nuo vaikystės, man buvo 40 metų, kaip aš atėjau į reabilitaciją, dabar bus 49, tai 40 metų, ne 40, 35 aš ginai nuo 7-6 metų ir jau tą gyvenimą, tai pas mane ten viskas įaugė ir dabar dar išlenda tų visų tokių hitrumų, ten tų visų, bet tu pats jau pastebi, tai pamatai ir tu nori keistis, tai čia sprendimai visada yra mūsų pusėje, nes Dievas davė laisvą valią ir tu rinkiesi, arba tu nori taip gyventi ar ne. Dabar su Gaidžiu irgi kiek kalbam, sako, aš esu laisvas, sėdėdamas po žaizdyną aš esu laisvas. Jisai laisvą nori, kad jis džiaugiasi gyvenimu, nes ateina visai kitas supratimas. Ir mačiau Bibliją skaityti berods. Joje meldžiuos, kiekvieną dieną. Žinai, kaip sako, pas mas tos emocijos yra vienos, bet aš vidu visai kitaip, žinai, aš įsikalbėti, įsiriekti yra patogu, žinai, nes, žinai, nervai viskas įtempimas. O aš visai kitaip, aš žinai, aš nesu toks išprovokuoti kažką, tai ten elgtis taip, kaip kalbu, ne, aš pasimeldžiu 5 kartus į dieną. Daug tikiu Dievą, žinai, man Dievas yra viskas. Krikščionybė ar kažkokia krikščionis, tik krikščionis, kokie čia kitus gali būti. Vienas Dievas yra, apie ką čia kalbėti. Bet man tas Dievas yra viskas, žinai, kaip bebūtų, man čia, žinai, niekas neatims jo, čia niekas man nereguliuos, ar galiu tikėti, negaliu, dar čia girdžiu pasisakymus, kaip čia žulikas tiki Dievą. Bet čia ne jiems spręsti, gal tam Dievų daugiau aš esu priimtinas, man jis visą gyvenimą padėjo, žiūrėk, man iššaudė, sprogdino, aš gyvas išlikau visą laiką. Man davė visą laiką sveikatą, žiūrėk, man 52 metai, bet kokius čia 5 tokius 20 mečius atlupų iš karto tam kabinete. Pas manęs viskas, atmintis galiu bet ką, mokytis, atmintis labai gera, aš viską moku, viskas, man nereikia, be kokius šitus mokslus lietuviškus baigsiu iš karto. Esmė, kad Dievas man duoda viską tą, galbūt, žinai, gal čia davedė mane iki to lygio tokio, žinai. Kad aš čia tik pamačiau tą visą, kančioje, žinai, viskas eina kančioje. Faktiškai, nuo pat vaikystės aš buvau, žinai, augau tokiu be tėvų, žinai, motinos neturėjau, ta šeima buvo išdraskyta, įsibaršiusi visą, žinai, kaip sakė, visas gyvenimas buvo nuo pat vaikystės sunku, žinai. Kaip jūs vertinat tos žmonės, kad vis tiek mes analizuojam, ne kiekvieną dieną dirbam, pavadinkim, su įvykiais, ne vieną aš kalbu bendrai apie kolegas, apie kitus žmonės. Policija vis turi darbo, ar ne, vis girdim, kad narkotikų srautai didėja, kontrabandos vartojimas, dabar problema didžiulė mokyklose, ar ne, ten vartojame, mažamečiai irgi daug kas pažinės. Kalbam, kaip sakau, tas srautas kvaišalų, jisai eina, plečiasi ir nesustoja. Ir iš to lobsta, tarkim, tikrai rimti veikėjai, kur ten kalbama, kad netgi kai kurie lietuviai ir karteliam priklauso, kur ten, tarkim, tolimosiose šalyse dirba su narko verslu ir tarkim, kiti žavisi vien dėl to, kad pas jos Bentley stovi, pas jos namas už kelis milijonus eurų, pas jos ten gražiausios moteris ar ten absoliučiai nevaldomas gyvenimas. Kaip jūs, kaip žiūrit į tą visą pačią situaciją, kad tas nesibaigia?
Yra tik tai pavieniai atvejai tokie kaip jūsų, kad jūs persivertėt ir nuo to atsitraukėt, bet visgi tas pasaulis nesibaigės, nieko neišnyko. Tai dabar, jeigu pažiūrėti, aš matai, televizijos yra, bet aš tai žinių mažai žiūriu, bet pasiklausai tai, kad dabar ir pati valstybė tai skatina, kad nori tai padaryti čia. Žinai, aš kai pradėjau, aš irgi nepradėjau vartoti iš karto heroino, nepradėjau aš ten kažko, aš rūkiau žolę. Rūkiau žolę ir aš lygiai tą patį kalbėjau, ką dabar kalba ministrė, ten sako, aš lygiai tą patį, aš buvau prisiskaitęs tų knygų, sakiau, tabakas yra nesveika, tai yra, pagaminta, sumaišyta, o žolė yra natūralus produktas, kurį sukūrė Dievas, nors aš Dievo netikėjau. Aš rasdavau pasiteisinimą ir tai atrodo yra normalu. Ir ta žolė atrodo toksai visai nieko, žinai, prikolas, parūkai ir viskas, bet nuo šito ir prasideda visas tas, kaip sakot, mokyklose. Tai aš nuo to ir pradėjau, žolytę, parūkyti, čia viskas gerai, žinai, nes aš ne narkomanas kas leidžiasi, o žolytė yra super, alesklia, viskas gerai, ir jisai nemažės, nes jeigu tokiu tempu jis, aš tik tais dabar, nelabai ten gilinusi tos visus dalykus, kažkaip nesinori į tą tamsą, tą grįžti atgal, nes Dievo žodis sako jo. Bet šiuolaikinė, tarkim, nusikalstamo pasaulio publika, kaip aš sakau, tai jie visi lobsta tik iš narkotikų. Nes tai geriausi pinigai, taip? Nes spirito nebeliko, praeitą epochą, ten smurtinių kažkokių nusikaltimų irgi niekas nebenori daryti, nes jie neneša naudos. Neneša, jo. Tai čia patys geriausi pinigai. Bet žinai, kad vienareikšmiškai pasakytų, narkotinių platinimas, kad ir tai, žinai, vaikam, suaugusiam, tai yra daugiau negu smurtinis, ne? Va tu matai, ne, kiek kančios yra tam, kuris pradėjo, tam, kuris turi artimuosius, jo vaikam, jo tėvam, kokia kančia, ne, iš tikrųjų baisinė. Irgi nepaslaptis, kad būna, kad, tarkim, taip pat, žinai, gal žmonėm atrodo, atvažiavo žmogus į reabilitacijos centrą, išvažiuoja už savaitės pagydytas. Kiek yra buvę kovų atkritimo, ne, tokių pagundų, tu vis tiek atsiranda, žinai. Ir kaip atkovoti reikia tuos draugus, savo draugus, brolius, žinai. Net nežinau, ką aš tikrai pasakyti. Žodžiu, Vaidai, ačiū tau už tai, kad tu darai ir koks tu esi. Ir labai gerai, kad tu ne policininkas. Jo. Jo. Užtenka mums tų policininkų, žinai. Mums reikia tokių žmonių kaip tu. Nes dargis manęs Dailius, žinai, uždavė klausimą, ko palinkėtum. Nu ką aš galiu palinkėti, žinai, nes... Tai va, atvežė, išgirsta. Taip, nes kažkada mane irgi reabilitacijos centre sako, nueik pakalbėti tiem žmonėms, žinai. Sakau, žiūrėk, aš nei kalėjime sėdėjęs, nei vartojęs, nei nužudęs. Bet tu, sako, žmonėm apie viltį pakalbėk, nebūtina kažką labai blogą būt padarius. Ir kai pradėjau kalbėti, supratau, kad nieko gero nebuvau padaręs. Jo, ta viltis, žinai, tas, mes tai... Kaip pasinešiu į tą tokį tą gyvenimą, kaip sakau, paskui pradėt tas gyvenimas tave vežti, bet kai tu sustoji ir ateina tos kaukės, kaip nukrenta, tu matai, kad 14 metų, tas man iš mano to gyvenimo išbraukta visai ir tokio tuščio laiko. Su kuo iš kauniečių bendravo, tai betarpiškai? Dažniausiai. Įdomu, iš tikrųjų. Ne, gerai, dabar, sutinki, pavyzdžiui, aš turiu klausimą, Arvydas vietoje, tai viskas gerai, su juo bendrauji. Bet tarkim, žiūrėk, kodėl žmonės sako netiki? Sakykime, taip vadina, organizuotų grupuočių nariai arba buvę jų vadovai sako, jie pasikeitė. Ir visi sako, ne, jie nepasikeitė, jie negalėjo pasikeisti, nes jie tiek blogo padarė, kaip čia gali pasikeisti. Tai ne nuo blogio žmogus keičiasi. Aš sakau, aš kaip pradžių sadėjau, aš irgi daug blogo pasakėt, aš ir padaręs ir vyram, aš tokiau, aš gal daug už visus esu blogesnis, bet Dievas tam ir atėjo į pasaulį, kad atleistų tokiam kaip man visų pirma, o tiem geresniem jau paskui. Dievo žodis tai sako. Arvydai, žiūrėk, mes ne vieną dieną pažįstami, ne jau. Ir kažkada seniau buvom pažįstami, žinai, bet tada buvom nedraugai, žinai. Ne, tu buvai kitoj pusėje. Dabar kaip broliai beveik kitoj pusėje. Tai tu buvai kitoj pusėje, ne aš buvau kitoj pusėje. Aš buvau normalioj pusėje. Žiūrėk, Kauną pažįsti puikiai, Vilijampolę puikiai pažįsti, ne, ir tie visi žmonės. Pavyzdžiui, Dailius mane uždavė klausimą, žinai, ten yra tie grupuočių lyderiai, blizga viskas, atrodo iš šono gyvenimas prabangus, pinigai, srautai. Kiek kančios tame gyvenime matei? Daug. Klausyk, Kuką pažinojai? Taip. Kaip galvoji, galėjo kitaip baigtis jo gyvenimas? Galėjo, jeigu būtume iš karto, čia būtų Dievo namai, eitume Dievo keliu, tai būtume daug ir darbų pridarę gerų. Bet ėjom velnio takais. Ką daryti tokio blogo, kad sakai velnio? Daug esu blogo, visko negaliu, nes nežinau, ant kai kurių dalykų ar yra senaties terminas, žinai.
Tau yra, žinai. Nu, gal man yra. Arvydas šį boksininkas Kažkada vaikystėje buvau buvęs. Kiek sūnų turi? porą. Arvydas labai nori, kad savo sūnų susirasta, ne? Nu, susiradau, bet jau nelabai ilgai, greitai tą vyresnį, jaunesnį pamatysiu, nes jis dar prisidirbo. Ir va čia, kai mes kalbėjom apie tas kurortinės oazės, ne? Lietuvoje, ne Lietuvoje? Ne Lietuvoje, jis dabar gavo Ispanijoje ir kaip man sakė, jam grėsia, bet va, kai Vaidas sakė, gali ir meluotis man, jam grėsia nuo 5 metų iki gyvos galvos dabar. Laisvė išbuvo jis po 12 metų, tik tai 4 dienas. Nu, ten dabar nežinau, bet prieš tai naikino to šiltnamius vadinamus. Žolės šiltnamius kovojo prie žolę, surinkdavo visą įrangą ir šiltnamius surinkdavo ir čia Anglijoje, ir Ispanijoje. Periminėdavo. Nu, pavogdavo iš kitų žmonių, bet tie žmonės irgi investavę pinigus, tai čia Lietuvoje nežinau, kaip jam baigtųsi. O tu visą gyvenimą gyvenai? Ne, mane gyvenimas taip, va, sūnus padėjo man ten atsirasti į tą Holivudą iš žvaigždės, nes jis nuo 8 metų pradėjo gangsteriauti, vogt. Sūnus? Taip, tas va, kuris dabar Ispanijoje ilsisi, valdiškose namuose. Ir jis, ant tokios sumos jau buvo padaryta, kad mano geras būtas nuėjo antstoliams. Kasniukas neblogas, nes ten tikrai buvo geras būtas ir net Holivudas. Aš pirkau specialiai Holivudę, galvau, kad iš Holivudo jau tikrai niekas, nes našlaičiams duodavo būtus, ten neįdavo. Galvau, iš Holivudo jau niekad neprarasiu Holivudo. Bet praradau, ten antstolė tokia yra žymė Domaitinė. Kaip Kaune augęs, tai aš turiu ir advokatų visų pažįstamų. Va, bet ne vienas advokatas neapsėmė, kad mane išgelbėt, nes prieš Adomaitiną praktiškai visi pralošė bylas. Tai atsidūriau gatvėje. Kaip čia dabar gyvenate? Gyvenu taip. Ir laimingiausi mano metai pasirodo. Iki pusę gyvenimo gyvenau labai nelaimingai. O čia va, šitie 4 metai, tai labai laimingai. Esu pats laimingiausias žmogus iš tikrųjų dabar gyvenime. Tai su kuo prie vieno stalo kalbėdavote apie reikalus? Apie reikalus su visokiais asmenim. Visokių. Gali bent 3. Voras. Ką nors jums sako? Ne, turbūt jums to. Ne, jis gyvas. Jis gyvas. Jį tada vadindavo, dabar jis yra labai žymus žmogus ir gerbiamas. Žinote. Tai va. Ir jis, vienas turtingiausių. Jo, jūs labai, gal kada nors teko akis į akį su juo susitikti. Gal teko kalbėtis, jo intelektas labai aukštas ir vienu žodžiu, bet tokie laikai, be tų visų mūsų algūčių, jis negalėjo vystyti savo verslą. Algūtis ir kamuolis? Ne, aš apie kuką kalbu. Tai jau. O šiaip, žiūrint, didžioji dalis jūsų ten tų jaunystės, pavadinkim, jos aš... Kaip susiklostė? Kaip? Yra didžioji dalis palaidotų, ar didžioji dalis sėdė? Daugumą aš praktiškai aš jiems nepriklausiau, aš niekam nepriklausiau, vienas gyvenau ir vienas dariau savo reikalus, bet aš skaičiau, kad jie dideli chuliganai, žinai. Dideli chuliganai darydavo tokius dalykus, kurie man ir tais laikais man būdavo nepriimtini. Bet sakė, dalyvavot pats irgi reikaluose? Reikaluose dalyvaudavau, tai pasikalbėti, apkalbėti reikia, žinai, vis tiek. Tai ir mano artimas draugas dalyvavo tuose reikaluose. Tais laikais iš tų reikalų niekaip nepabėgsi. Mano draugas, va dabar jis gina Ukrainą, nors oficialiai niekas, kad lietuviai kariauja, ten niekas nėra paskelbę, bet faktas tame, kad jis, tai mano vaikystės draugas nuo pat gimimo. Tai tik jo keliai pasisuko, jis išėjo į pareigūnų gretas, o aš taip ir likau vienas. Ne vienas, pažiūrėk. Tai ne, bet taip. Vienas, tai tu prieš tai buvai savo reikalus darėjai, o dabar darot bendrus reikalus. Dabar bendrijo, Dievo reikalai dabar. Ką palinkėtumėt tiem, kurie galbūt savęs neranda
ir galbūt ieško nusiraminimo toje vadinamoje chebroje, darydami Chemijos. arba vartodami narkotikus. Kreiptis į Dievą ir su Dievu. Dievas geriausias narkotikas ir legalus kol kas. Kol kas, ačiū Dievui, legalus narkotikas. Man jis veža, žinok, labai veža. Tau padėjo? Man labai padėjo. O kito laiko, kas padėjo? Oi, teko, jeigu kas įmant narkotikus, teko išbandyti ir, nežinau, kaip jie vadina. Tai tu nevardink, ką vartoji. Ar kas nors tau padėjo iki to laiko? Niekas nepadėjo, niekas. Dabar Jokūbėlis padeda. Dabar jis mano geriausias draugas, dabar jis žino beveik visas mano paslaptis, kurių jis nepasako. Bet kartais išduoda, kai kurias išduoda.